Zdarovo, ribeta, gegužės 24 dieną su chebra važiuojam į Vokietiją. Žodžiu, planas yra toks. Iš Lietuvos į Prahą, ten pastumsim, atsipūsim, aprikolinsim 2 naktis ir kursim judesi link Müncheno. Ką Münchene? BMW muziejų, seni. BMW muziejų. Pažiūrėti ledinių, nesupūsių, dizelinių, slyvų, kemšūdų, Batmanų. Seni, rojus. Kas toliau? Stuttgartas. Merso ir Porsche muziejai. Pažiūrėti rimtus aparatus, pasifotkint, pasvajot ir pasapnuot, aišku. O po visų muziejų mes varom į didžiausią Vokietijos atrakcionų parką, Europa Park. Ir tenais jau bus karuselių, kontento, adrenalino, vemalo ir dar daug visko. Aš kiek mačiau per YouTube'ą, tai ten baisulinių kalnelių yra, ten tūdai, taip, seni, ten visaip tave. O šiaip, jeigu patys esat buvę Europa Parke, tai galite užkomentuoti, kokie jums atrakcionai buvo baisiausi, tai žinosiu, į kuriuos neit. Tai žodžiu, būsim ten visą dieną, stengsimės apeiti visus rimčiausius aparatus ir paduoti jums kontento. O tai tipo įstarnų į Audi muziejų nevarysi? Ten į koks Audi muziejus? BMW fanai susirinkę į šitą kelionę. Koks Audi? Tai po visų atrakcionų varom į Nürburgą, į Nürburgringą, kur ir bus 24 valandų lenktynės. Turėtų būti šiaip neblogas renginys, bent jau aš taip tikiuosi. Ir po lenktynių ką? Po lenktynių į Lietuvą. Tai visa ši kelionė bus filmuojama, kažkuriuose vietose galbūt ir negalėsiu užfilmuoti, bet kažką sumastysim. Planuoju paleisti bent jau 3 vidosikus iš kelionės ir manau, kad pats pirmas išeis jau kelionės metu, o kiti galimai išeis, kai grįšiu į Lietuvą. Į tokį ilgą kelionę su chebra aš važiuosiu pirmą kartą. Būtų šiaip labai gerai, jeigu komentaruose parašytumėt rekomendacijas, kur nueiti, ką nuveikti išvardintose miestuose, jeigu jūs patys ten esat buvę. O šiaip tai lėksim 6, tai manau, kad veiksmo seni tikrai mes nepritrūksim. Žodžiu, laukit kontento, laukit vidosų ir pasimatysim, seni.